Sveiki visi aviacijos sporto mėgėjai, žiūrovai. Norėjau šiandien trumpai papasakoti, ką mes turim apie varžybas ateinančias, tokį summary padaryti. Prieš savaitę kėliau video apie ateinančias varžybas ir apie mūsų poreikius. Tai šiai dienai ką mes turime. Tai noriu pasidžiaugti, kad mes jau turime priekabą susiradę, palapinę susiradę, tokius esminius dalykus. Ir mes netgi turim vieną žmogų savanorį, kuris padės mums su PR-u. Tai jau labai yra gerai. Tai reiškia, pagrindiniai dalykai, ko mums iš esmės reikia, tai yra finansavimas. Apie tai beje bus sekantis atskiras video. Ir šiaip iš esmės, ką mes dabar darom, tai mes ruošiamės varžybom. Viena dalis fiziškai, aišku, ruošiamės, treniruojamės. Antra dalis ruošiam visą dokumentaciją, siunčiam į Angliją. Trečia dalis ruošiam tą marketinginį visą planą, tai yra įmonėms, kurios nori mus remti, kad turėtų už ką remti, sakykim taip. Tai irgi yra didžiulis darbas, mums tai yra kažkoks naujas darbas, mes mokam apie techniką, kažką papasakoti, skraidyti, šturvalą čiupinėti, o marketingas, visi tie tokie dalykai, mums yra labai sudėtinga. Dėl to tai yra didelis mums darbas, didelė naujovė, tai džiugu, kad yra žmogus, kuris prisijungia prie mūsų komandos, bet vis tiek. Beje, jeigu norite montuoti video, kuriuos mes mielai susiūsime ir norit tokius ten iki 30 sekundžių trumpus video YouTube'ui padaryti, tai yra reklamos dalis, didelė reklamos dalis. Norit paeksperimentuoti, prašom, rašykit, skambinkit, beje, 8604 044 79, jeigu ką. Tai tiek žinių, iki kito video.